mano hardcore serialo. Antrą seriją. Tai tiesiog pradedam. Tai šiandien bandysim pastatyti namą ir gal pradėti kažką, gal eiti į požemį, pažiūrėti, gal gauti kokių daiktų. Tai pradedame. Tai va, sugrįžėme, kur mes baigėme praeitą dalyje. Darius naktis, taip, Darius naktis. Tai susitiksime, kai vėl bus diena. Palaukime, kol praeis naktis. Na tai va, matome, kad jau diena ateina. Sak, reikia skubėti iš čia, nes aš mačiau čia monstrų truputį. Gerai, pabėgom nuo tų padarų. Kaip matote, čia yra labai pavojinga. Nes už bet kur gali būti slėptis padarai pavojingi. Manau, kad čia galima apsigyvendinti, labai gražiai atrodo, ir yra jūra prie mūsų, ir viskas labai čia gražiai atrodo šiaip tai. Reikėtų tiesiog gauti mum medžio ir pasistatysi namelius. Tai sugrįšiu, kai pastatysiu savo mažą namelį. Na tai ir va, mes pasidarėme namelį, tokį pradinį ir mažą, bet man užtenka. Va vidus, kad tik iškepiau truputį vištienos ir pradėjau truputį tokią firmą. Čia išgrauju medį ir dar turiu iš vištą, manau, kur mano vištytė. Va viena višta yra, reikės man pasidaryti kopėčių, nes jau matau, kad man reikia. Tai dabar einu ir pasidaryti taip truputį. Šiandien ką tu čia darai? Laikai jau mano pagalius, dink iš čia. Gerai, einame čia į savo namus ir pasidaryti truputį pagalių. Ir va, kaip tik. Visko kaip tik turime šiandien, labai man gerai. Oi, plemba. Prašau, traukis iš kelio. Ar va, turime, išmetam kiaušinį. Ir ar turėsim dar vieną vištą? Ne, liūdna. Nu nieko tokio. Tu negirdėjai manęs. Tink. Pagaliukų čia turim truputį, tai pasimsim tuos. Mes, kad nieks mūsų negaudo po vandeniu, nes mane jau sužeidė šitie padarai iš gelmių. Reikės vėliau man pragriauti truputį čia medžių, kad nesisponintų jokių monstrų ir manęs nenužudytų, nesugadintų visą šitą žaidimą. Ir ja, sugrįšiu, kai prakirsiu truputį medžių. Pažiūrėkit, ką čia radome. Pavojingą padarą. Kodėl jis manęs? Ką čia aš gavau? Neįdomu. Na, laba diena, panas vištiena. Aš neturiu sėklų, bet kiaušinį turiu. Na, reikia čia pažiūrėti, ką aš galiu padaryti su juo čia. Ką aš ten per daiktą gavau iš to numyrėlio. Tai mes truputį pakirtom, karvę, ateik čia. Truputį pakirtom ir gavom truputį medžio, bet tai svarbiausia, kad tai čia nebuvo. Turi kažką gerą parduoti. Ponas, prašau, grįžkite čia. Ne, jūs nieko gero neturite. Nebent turite. Na, grįžtame namo.
nes jau tamsu darosi. Kaip tai? Nu, dabar aš turiu labai naudingą. O šitą vadaiktą kas čia? Aš būsiu nematomas su tuo. Labai gerai, labai man gerai. Na, dabar jau reikia grįžti namo, eiti užmiegoti, permiegoti naktį. Nes labai pavojinga naktis, kai žaidžiu aš hardcore. Na, tai susitiksime vėl, kai truputį daugiau pakirtau medžių. Na, tai turime šitą numirėlį. Bandysiu kovą iki mirties. Tai buvo labai pavojinga ir aš tuoj mirsiu. Man reikia grįžti į namus. Čia tai iš vis. Labai bijojau to. Jis baisus. Padėsiu mėsos kepti. Reikia man pavalgyti. Labai bijau. Šunė. Einu toliau pakeisti medžio. Tai buvo labai pavojinga. Aš net nieko gero negavau. Tai labai liūdna man. Labai blogai. Einu dar medžio pakeisti. Na tai va, aš truputį iškasiau medžio. Neiškasiau, nukirtau medžio. Ir radau dar vieną vištą. Padariau mažą šeimutę. Na, reikės dabar man eiti kasinėtis, daugiau gal geležies. Ir ja, manau, kad tą aš ir padarysiu tuoj. Reikia man šitą pabaigti užauginti. Savo šieną. Einame pamaitinti savo vištelės. Ir va, turime daugiau vištyčių dabar. Jau galvojau, kad išėjtų ponas. O, kiaušinį turime. Ir gausime? Negavome. Labai liūdna buvo, bet mes ir tuoj padarysim savo pirmą duoną užaugintą. Ir labai džiaugiuosi, nes tai yra didelis pasiekimas man. Mano maistas iškepė, dar indėsiu va. Susidėsiu savo daiktus ir eisiu kasinėtis, nes man reikia daugiau resursų. Indėsiu vaka. Maistą pasiliksiu. Indėsiu šitą. Ne, nemanau, kad aš kažką rasiu. Šitą indedam, šitą reikia va taip. Va šitą indedam, šitą. Ir jo, va ką susidėjome. Pasimsiu truputį medžio gal. Jeigu ką. Užsipildom savo točius. Ir kol kas manau, čia yra viskas, ko man reikia. Einu kasinėtis. Vat radau keivą. Labai čia pavojinga, nes aš jų girdėjau čia numirėlių. Apsižiūrim čia truputį. Nukrito. Va, ką sakiau. Numirėliai. Žinojau, kad iš čia būsit. Oi, čia buvo labai pavojinga. O. Tai čia yra, kaip matote, labai pavojinga. Mačiau, ten buvo skeletonas. Reikės jį nužudyti. Aš ten mačiau dar geležies ir dar zombis. Yra labai pavojinga, kaip jums sakiau. Ten va matote
tą skeletoną su pono kaukolė auksinį. Jis sugrįžo manęs nugalėti. Jam to nepavyks. Gerai, kaip dabar aš paspruksiu iš šitos situacijos? Tai bus sunku, labai sunku. Gal man išlaukti jos, gal jie pradings. Manau, kad aš galiu dar vis. Pasidarysiu aš skydą. Nes be jo aš galiu labai lengvai numirti. O taip. Ir o taip. Apkeičiu vietą. Ir va taip. Iš karto turime užsidėję. Išgyvename savo kūrimo dėžę. Ja, dabar taip aš ją vadinsiu. Praradome savo pasaulį. Labai blogai buvo. Mes užbaigėme iš karto. Reikėjo man būti atsargesniam ir pasidaryti gal šarvų. Labai dažnai uždariau eidamas.